Jeigu aš įstosiu į universitetą Lietuvoje, aš turėsiu gyventi su mama iki 30 metų, negalėsiu pradėti gyventi pats. Neturiu tam sąlygų ir neturiu tam galimybių. Ir mane tas labai motivavo. Aš norėjau pradėti viską pats, nuo pradžių. Ir būti visiškai nepriklausoma asmenybė, pats daryti tokius svarbius sprendimus. Lyskit prie žmonių, kalbėkit su užsieniečiais, susipažinkit su daug daugiau žmonių, eikit į klubus galų gale, neprisitusit, neprisigert, bet susipažinti su kuo daugiau žmonių, pamatyti kultūras. Ir ne per visokias ekskursijas, ne per visokias paskaitas jūs ten viską atrasit, o atrasit tik tai tada, kai bendrausit su žmonėm. Tuo labiau ir anglų kalbą palavinsit. Tai va mano būtų toks patarimas. Dėl apgyvendinimo nėra problemų, žinokit. Barakė, aišku, visas taisyklės kitokios. Maisto gauni tokią lentynėlę pasidėti, perki pieną, batoną pats, jau turi prisižiūrėti save. Bet gyventi, manoma, tikrai nėra sudėtinga, be abejo. Kada jūs gausit dar geresnį galimybę išvažiuoti ir pamatyti pasaulį? Be to, iš tikrųjų, kiekvienas žmogus nori, nenori, žiūrisi, kas jam yra geriau. Nori savo geriau, paskui turbūt ir savo šeimai kažką sukurti geresnį. Ir aš manau, išvažiavę, pirmas žingsnis į geresnį ateitį yra gero lygio studijos ir išvažiavimas į užsienį, manau, labai padeda dėl to.